Labadiena dar kartą visiems susirinkusiems į mūsų šitą šventę, kuri tęsiasi ne taip jau ir trumpai. Visas rajonas ir, manau, pravažiuojantys žmonės džiaugiasi šito mūsų renginio. Labai netikėtai renginį pratęsėm, labai taip gavosi, kad mūsų paroda buvo daug ilgesnė negu numatyta, dėl to yra labai gerai. Taip, kad sveikinu visus dalyvius, svečius, ir sveikinu tuos, kurie bus paskelbti laureatais. Iš anksto sveikinu, bet paskui jau mes pasakysim, kas tokie. Tai va, vienu žodžiu, labai noriu pasidžiaugti visais tais dalyviais, kurie išdrįsote parodyti savo darbus. Galbūt ne visi iš jų yra konkursiniai, bet visiems yra be galo malonu pasižiūrėti, ką mes kiekvienas darome, kaip darome. Ir tiesiog pasigrožėti, tegul jie ir netitinka kažkokių tai pilnų reikalavimų. Kas man netikėta šiame renginyje? Parodos tankumas, svoris, temperatūra, jos koncentracija visos ekspozicijos yra tikrai užimanti minčių, užimanti įspūdžių ir kažkokių matyti išvadų. Ir mes apie tai visi dar, kurie atvažiavom, nesigailėkit. Jūs matę ir galėsit pagalvoti ir vartyti katalogą ir lyginti su realybė, su kūriniais. Ir tai yra didelė vertybė tiems, kurie kuria, kurie daro, kurie kelia tas problemas savo dirbtuvėje ir numato perspektyvas, o ką jie darys geriau, o kaip jie padarys kitaip. Šiais laikais labai mėgstamas žodis inovacijos, visokios netikėtumai. Tautodailėje nėra taip. Tautodailėje svarbu tęstinumas to pasiekto kartelės amato mokėjimo, gebėjimo padaryti. Va taip kaip dabar sąrašą galėčiau surašyti žmonių, kurie šiandien parodoj pavyzdiniai. Jų ekspozicijos yra tikrai nuotraukas reikia daryti, įsiamžint, lygint ir parodyti, kad su tautodailė yra viskas tvarkoj. Atsitinka dalykai, kurie yra rimti kaip monumentai. Sprendė ir nusprendė. Mes nebuvom komisijai, mums tik tai paliko įteikti šitos diplomus. Yra įsteigti 5 specialieji diplomai, toliau jau po 3 kiekvienoj kategorijai. Pirmas specialusis diplomas įteikiamas Romai Radzevičienei. Rasa Družienė. Už tradicijos pritaikomumą. Dar noriu pasakyti, kad kiekvienas šitas raštas yra pasirašytas Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos. Kęstučiui VH Vaičiūnui už vaizdo jaukumą. Labai originalus yra.
Kviečiu Daivą Malinauskienę už atgaivintą tradiciją. Pereiname prie pagrindinių apdovanojimų. Pranas Petronis buvo jau kviestas, bet neatėjo, aš prisimenu. Ar yra Petronis? Ne, nėra. Geriausias Panevėžio apskrities meistras. 3. vieta. Vyginta Jakubonienė. Geriausias Panevėžio apskrities meistras. 2. vieta. Valentinas Butkus, 1. vieta, plojimai. Dabar taikomosios dailės žanras Regina Žvirblienė, 3. vieta. Dalia Bernotaitė Janušienė, 2. vieta. Jos žinau, kad nėra. Karvas. Gedrutė Ambraškienė, geriausias Panevėžio apskrities meistras. 1. vieta. Plojimai. Pinimai iš Vengrijos. Vaizduojamasis žanras Genė Vaičikauskienė. 3. vieta. Taip. Lino Raižiniai. Kviečiu Albertą Valikonį. 2. vieta. O dabar bomba. Nesigazdinkit, dar nieks nepikiruoja. Anelė Stancikienė, 1. vieta. Konfucijus yra pasakęs, susirask savo mėgiamą darbą ir galėsi nedirbti visą gyvenimą. Tai džiaugiuosi, kad aš suradau tokį dalyką, kad
kada nedirbu, bet tiesiog visą gyvenimą pramogauju. Ir štai man vieną kartą be pramogaujant gavau tokį didžiulį įvertinimą. Kryždirbystė. Na, kryždirbystė yra toks, kaip pasakyti, gana sunkus, atsakingas. Nes kryždirbystė yra Lietuvoje labai turi didelės tradicijas. Ir tai yra ne tas pats, kad padaryti, pavyzdžiui, kokį tai sukalti dėžutę ar padėklą kokį sudėti. Tai reikalaujantis darbas kruopštumo ir gana didelis atsakingumas yra. Nes vis tiek turi reikalą ne su šiaip ko, bet su pačiu Dievu. Na, galiu pajuokauti truputį. Esu didelis nusikaltėlis. Ne nusikaltėlis, bet nusidėjėlis. Todėl, kad padarau kryžę ir ant to kryžiaus kalu Dievą. Ir taip vieną padarau, trečią, antrą, ketvirtą, penktą ir taip pastoviai kalu ir kalu. Na, tikriausiai, kai būsiu anam pusėje debesėlio, gal Dievas mane teis už tai. Einant vasarą į laukus, renku medžiagą pinimui, randu įvairių ir šakelė tinkama rodos, ir samaną, ir prisirenku visko, kas rodos tiktų meno kūriniam. Tai ir čia parodai iš švendrių gaminiai, renku vasarą švendrės, rudenį, pavasarį vitelės tinkamus taip pat tam pačiam gaminiui. Kitas medžiagas, samanas, šakeles, kerpės, tai galima padaryti kažkokią meno kompoziciją, kuri tinka įvairiom progom. Ir kalėdiniai puokštei padaryti, ir kažką padekoruoti. Nu, ir viskas gaunas, iš viso to ir kūrėsi tas menas. Kad turiu gabumą tapybai, žinojau nuo vaikystės. Kadangi mano pusseserė invalidė mokėsi neakivaizdiniu Maskvos dailės universitete, aš jai padėdavau išplauti teptukus, ten vandens pakeisti ir aš viską mačiau. Ir tada pradėjau tapyti. Savo gabumais stebinau pradinės mokyklos mokytoją, o kada nuėjau į vidurinę mokyklą, Molėtų rajoną, Balninkų vidurinę mokyklą, ten dailę dėstė senas dailininkas Antanas Miškinis. Jisai pastebėjo mano gabumus, laikė mane išskirtinę, sakė, kad čia auga talentai ir jisai priėmė mane į skulptūros būrelį, tai iš plastilino nulipdžiau klasės draugės biustą, jinai buvo visiškai panaši, jis buvo nustebintas, po to pieštuku nutapiau ne vieną mokytoją. Prieš 2 metus įstojau į Tautodailininkų sąjungą ir ne kiekvieną kartą buvau pakviesta dalyvauti, 2 kartus nebuvau pakviesta dalyvauti va tokiose konkursinėse parodose. O šiemet, kai pavasarį laimėjau natiurmortą respublikinį konkursą, paprašiau poną Zinkevičių, kad nepagailėtų, leistų man dalyvauti ir aukso vainiko konkurse. Na ir ačiū, jam leido, sudalyvavau ir štai šiemet 2 diplomas. Ką tik baigėsi aukso vainiko konkursinė tautodailės paroda. Ji kiekvienais metais vyksta kitame rajone. Ukmergė priklauso Panevėžio zonai. Šiais metais Ukmergei teko ši garbė suorganizuoti šią parodą. Į ją dalyvauti rekordinis dalyvių skaičius atvyko, net 63 autoriai. Mes džiaugiamės tokia paroda, ji buvo labai graži ir matyt visi gavo daug gerų emocijų iš šios parodos. Ukmergė
Parodoje dalyvavo labai gausiai, net 18 dalyvių. Ir džiaugiamės tuo, kad ukmergiškiai pasirodė labai gerai ir komisijos buvo įvertinti net 2 vainikais. Įvertinti 2, mes turime 2 pirmosios vietos laimėtojus. Kryždirbystė Valentas Butkus, vaizduojamasis menas Anelė Stansikienė. Mūsų geriausiai įvertinti meistrai važiuos į Respublikinę aukso vainiko parodą, kuri vyks šiais metais Kretingoje. Na ir tikimės ir lauksim taip pat labai gerų įvertinimų ir sėkmės mūsų šitiem meistram.